Labas, mano vardas Aina ir šiame video personalo valdymo konsultantė Jevgenija Ešvovičiūtė papasakos apie būdus, kaip stiprinti komandiškumą jūsų organizacijoje. Išmoksite būdus, kaip geriau pažinti komandos įvairovę. Suprasite, ko reikia norint būti tikru vadovu lyderiu. Sužinosite, kokiomis priemonėmis galima padidinti darbuotojų motyvaciją. Suprasite, kaip HR specialistai gali padėti vadovams kurti gerą darbo atmosferą. Na ir galiausiai susipažinsite su 4 asmenybės komunikacijos tipais ir kaip jie gali pasitarnauti ieškant bendros kalbos tarp darbuotojų. Na, o jeigu jau dabar norite sužinoti, kaip DASATA, darbo saugos e-sistema, padeda stiprinti komunikaciją tarp darbuotojų, išvengiant krūvos popierizmo, šio video aprašyme paliekame jums nuorodą. Spauskite ir sužinokite, kaip galite sumažinti streso lygį savo darbuotojams, suteikiant jiems galimybę mokytis savu tempu, kadangi DASAToje yra toks savitarnos modulis, leidžiantis tai atlikti kur kas efektyviau. Na, o dabar spaudžiam prenumeruoti ir nykščio mygtuką esantį apačioje, taip padėsite YouTube algoritmui. Na kągi, perduodu žodį Jevgenijai. Kai mes šnekame apie komandiškumą, tai yra labai dažna problema. Labai dažnai klientai mane kreipiasi ir sako, Jevgenija, norim kažkaip susitimbildinti, palaikyti tą gerą ryšį, atmosferą ir taip toliau. Ir kada ir kaip ir dėl ko atsiranda tam tikros kliūtis arba iššūkiai. Tai pirmiausia, man ką tenka girdėti, tai sako, žinot, jaučiam trinti. Nu, kažkaip neapsišlifuojame, kažkur prasilenkėme, ne visada susikalbam. Atrodo, lietuviškai kalbu, atrodo, kolega irgi lietuviškai supranta, bet žiūrėk, visiškai skirtingai tą informaciją mus pasiekia. Ir atrodo, kad vienas apie ratus, kitas apie batus ir va tada to komandiškumo pradeda vienokiu ar kitokiu būdu trūkti. Tai dabar, ką su juo daryti? Aš visą laiką sakau, kad pirmiausia, mes turime pradėti nuo geresnio savęs ir kolegų pažinimo. Mes turime labai didelę įvairovę komandoje, bet klausimas, kiek mes su tą įvairovę gebame dirbti ir kiek mes gebame pažinti vienas kitą geriau. Ir čia aš noriu papasakoti jums apie vieną modelį, apie vieną tipologiją. Tipologijų, kaip mes galim pažinti vienas kitą, yra labai daug. Jeigu jūs atsiverstumėt, pasiskaitytumėt, tikrai pamatytumėt, kad jų yra ne viena. Bet aš šiandien nusprendžiau papasakoti ir pristatyti tą, kuri yra mano tokia populiariausia ir labai dažnai organizacijos būtent renkasi ją, nes jinai yra labai lengvai suprantama. Ir aš tikiu, kad po šio laivo jūs irgi galėsit pritaikyti tam tikras mintis. Tai kaip jinai dėliojasi? Tai jinai remiasi tokiam 2 dimensijom, kurias jūs galite matyti skaidrėje. Tai pirmiausia, mes turime žmonės orientuotus arba į užduotį, arba į santykį. Tada mes turim antrąją dimensiją – tempą, veiklumą. Tai mes turime šiek tiek lėtesnius ir šiek tiek greitesnius kolegas. Tai turbūt irgi pastebit ir galite visą laiką galvoti apie save, o koks aš esu, kur aš labiau esu orientuotas. Ir tada remiantis šitom 2 dimensijom mes turime 4 tipus. Kad būtų lengviau juos suprasti, jie yra pavaizduojami gyvūnų pavidalose. Ir čia kaip atrodo tie mūsų gyvūnai. Tai jūs matot pirmuosius liūtus, vedlius. Jie yra stipriai orientuoti į užduotį. Matot tikslą ir varo link to tikslo ir yra labai greiti. Labai greitai nori, labai dažnai nekantrauja. Jeigu kažko reikėjo, tai labai dažnai jiems reikėjo vakaro dar geriau už vakar. Ir kas atsitinka su jais, tai šiaip jeigu krizinės situacijos, jie labai tinka. Vat gaisrų gesinimas, pokyčių valdymas, kažkokios netikėtos situacijos. Bet jeigu žiūrėti kasdien, tai tų krizinių situacijų gal nebūna tiek daug, tai kartais mūsų liūtai pamiršta žmonės. Nes orientacijos į santykį palyginus nėra labai daug. Tai yra tikslas, bet pamiršta, kad tą tikslą šiaip pasiekia komanda. Ir liūtai pas mus žmonės apie darbus. Jie sako, asmeniškumus palikite už durų, emocijas palikite už durų. Jeigu atėjom į susirinkimą, tai jokių klausimų, kaip ten tavo savaitgalis, iš karto einam prie reikalo. Jeigu liūtas rašo laišką, tai labai lakoniškai ir į temą. Jokių ten nukreipimų, lyrinių įžangų ir viso kito.
Tai dabar mes turim antrąjį tipą papūgas. Mūsų ekspresyvioji papūga, jinai irgi yra greita kaip ir liūtas, bet jinai yra stipriai orientuota į santykį. Papūgas pas mus tokios ekstravertiškos. Aš kartais sakau, neduok pavalgyt, duok pakalbėt. Kokiam renginį mes jau matom, papūga kalba, per susirinkimus kalba, per susitikimus kalba, kontaktus labai lengvai kuria. Ir papūgos mūsų yra tokios idėjų generatorės. Galvoje verda labai daug įvairiausių minčių ir tomis mintimis labai lengvai dalinasi. Labai lengvai kuria santykį, labai tikina, turi gerą humoro jausmą. Ir papūga, jinai turi tam tikrų niuansų, kadangi jin labai greita, mintis mintį veja. Tai vat jeigu papūgai duodam kokį technišką darbą, jeigu apkraunam ją detalę ataskaitą, tai vienas dalykas, jeigu duodam jai skaityti, tai jinai neskaitys, jai nuobodu, jeigu duosim padaryti, tai greičiausiai padarys klaidų, jai trūksta tam tikros disciplinos, jinai kartais pamiršta tam tikrus dalykus, nesukoordinuoja, nesužiūri ir taip toliau. Ir labai dažnai, kai vedu mokymus, tai pastebiu tendenciją, jog pas mus komandose vadovai yra liūtai arba papūgos. Tai arba tie, kurie mato tikslą, arba tie, kurie pas mus strateguoja, kuria ir visa kita. Ir tada mes turime analitiškuosius dramblius. Drambliai mūsų yra stipriai orientuoti į užduotį. Nu ką duosi, tą padarys puikiai. Nušlifuos padarys, bet nemėgsta to daryti greitai. Mėgsta pagalvoti, pasižiūrėti, susidėlioti planą. Tai kai mes pradedam dramblius, taip sakant, pušint liaudiškai tariant ir sakyti greičiau padaryk, nu tai nieko gero nebus, jiems per greitai. Visas šitas procesas, jie nori viską detaliai, aiškiai. Jeigu mes paimsim dramblius ten į kokią brainstormo sesiją ir pasakysim generuok idėjas, tai greičiausiai jie nesugeneruos, nes drambliai yra labai gerai įgyvendintojai. Bet kūrybiškumo jiems kartais gali pritrūkti. Ir jie labai mėgsta, kad būtų aišku, kad būtų laiku. Tai vat kai papūga visą laiką vėluoja, drambliui prasideda toks šiek tiek nervinis tikas, kiek galima vėluoti. Ir liūtų irgi šiaip jie prasideda. Tai vat jie yra labai tokie sistemos žmonės. Ir visada pastebės ir klaidas pataisys, ir gerai padarys, ką duosi, bet labai aiškiai reikia suformuluoti užduotį. Ir tada mes turime draugiškuosius delfinus. Tai delfinai yra tokie, kaip aš sakau, mūsų komandos klijai. Jeigu pas kažką bloga nuotaika, tai būtinai užkalbins, kokią pyrago atneš, ryšį palaikys. Stipri orientacija į santykį, bet irgi yra ganėtinai lėti, neskuba. Delfinas labai lengva atpažinti iš laiškų, jie pas mus mėgėjai parašyti šiltesnius laiškus, padaryti tą lyrinę įžangą, pasirašyti ten gražios dienos linkėdami ir taip toliau. Tai jie grinai kuria pas mus santykį. Tai dabar, kai aš pasakoju, jūs galit galvoti, okei, aš gal esu kombinacija ne vieno šito tipo ir jūs būsit visiškai teisūs, nes būtų labai paprasta, turim 4 tipus, suklasifikavom savo komandą ir žinom, mes labai dažnai esam kombinacija. Neretai matau kombinaciją liūto ir dramblio, matau kombinaciją liūto ir papūgos, matau kombinaciją papūgos ir delfino. Tai kombinacijų ir variacijų gali būti labai daug įvairių. Bet jūs visada galite pagalvoti, o kas dominuoja jumise. Ir kas atsitinka labai dažnai komandai, mes puikiai susidirbam su panašiais į mus. Mes mėgstame žmonės, kurie yra panašus, nes mes juos pažįstame, nes mes pažįstame save. Bet trintis atsiranda, kai mes turime įvairovę komandoje, o įvairovė yra būtina. Tai vat atsiminkit pagrindinį dalyką, jums reikia skirtingų komandos narių ir dažniausiai jūs juos ir turit, vat dėl to ir atsiranda trintis. Nes mums reikia skirtingų kompetencijų, skirtingo požiūrio žmonių, skirtingo priėjimo. Ir tada mūsų užduotis komandai yra surasti tą skirtingą priėjimą prie įvairių kolegų. Tai jeigu aš identifikavau, kad mano komandoje yra liūtas, nu tai matyt jau žinau, kad jam reikia eiti tiesiai prie tikslo, o ne pasakot, kaip mano savaitgalis praėjo. Žinau, kad reikalų yra su papūga, nu greičiausiai gal neduodu jai paruošti detalios ataskaitos, nes daugiau klaidų ir darbo bus po to perdarinėt. Žinau, kad reikalai su drambliu, tai su drambliui paaiškinu, atsakau į jį dominančius klausimus, detaliai sukonkretizuoju savo poreikį. Žinau, kad reikalai su delfinu, tai ką padarau? Tai nebėgu iš karto prie darbų, bet užmezgu santykį, palaikau. Tai va čia yra tokie niuansai, per kuriuos mes galime kurti komandiškumą, kai mes matom įvairovę. Ir aš mėgstu, kai mokymų metu ir rekomenduoju visada komandom susidarykit žemėlapį. Matykit, Jonas, Petras, Onutė, Marytė, kaip atrodo, kurie tipai yra ir tada mes atrandam priėjimą prie kiekvieno. Tai su komandos pažinimu tiek. Antras dalykas.
yra vadovavimo įgūdžių stiprinimas. Nu, kiek ateinu į organizacijas, tiek girdžiu silpnoki tie mūsų vadovai. Būna ne vienas atvejis, kai aš ateinu į organizaciją ir jie sako, kad Jevgenija, jūs esat pirmoji lektorė ten per paskutinius 5 metus. Nu, tai jūs įsivaizduojat, mes tų vadovų neugdom. Ir vadovus ugdyti reikia ne tik su išoriniais lektoriais. Mes vadovus turim ugdyti kiekvieną mielą dieną. Jeigu jūs esat personalo valdymo specialistai, tai yra labai daug apie konsultacinį darbą su vadovais. Bet jeigu man kažkas sakytų, Jevgenija, kokie tie 3 įgūdžiai, kurie yra reikalingi vadovams, tai aš sakyčiau, pirmiausia, vadovas tai turi gebėti kelt smart tikslus. Nu, jau šitą žodį smart tikrai esat girdėję. Tai turi būti labai specifiniai tikslai, pamatuojami, pasiekiami į temą, nes labai dažnai jūsų žmonės arba vadovų žmonės, jie net nežino, ko jie turi siekti. O kai jie nežino, ko jie turi siekti, atsiranda tam tikrų problemų dėl to, kad mes nesusikalbam. Darbuotojai atrodo, kad jam užteks padaryti 15 skambučių per dieną, vadovui atrodo gal 50, bet vadovas gal niekada to iki galo neiškomunikuoja. Tai vadovo pirminė užduotis aiškiai suformuluoti, ko tas žmogus nori. Dabar kitas dalykas, reikėtų dar įvertinti, kaip sekasi mūsų žmogui, tai yra gebėjimas teikti konstruktyvų grįžtamąjį ryšį. Tai pabrėžiu tą žodį konstruktyvų, nes kartais vadovai taip, ką nors pasako, tai žiūrėk, reikia paskui darbuotoją dar reanimuoti ir reabilituoti po to grįžtamojo ryšio. Tai grįžtamasis ryšys turi auginti, o kaip aš mėgstu sakyti, neskandinti, tai jis turi labai aiškiai suformuluoti, ką darom darbuotojas tinkamai ir kur jisai galėtų patobulėti ir sustiprėti. Dabar, kiek, pavyzdžiui, aš atlieku 360 grįžtamojo ryšio ar darbuotojų įsitraukimo tyrimo, tiek grįžtamasis ryšys būna mažiausiai įvertinamas. Tiek jisai atsilieka nuo visų kitų kompetencijų, nuo visų kitų sričių ir visa kita. Nes čia yra kažkiek ir Lietuvos kultūros gal palikimas, kad mes kažkaip tikim, jog jeigu gerai atliko darbą, tai čia savaime suprantama, arba dar būna nuostata, nu tai čia dar pergirsiu nedaug dievę, tai užries nosį, žiūrėk, iš darbo išeis. Bet labai dažnai paskui darbuotojai, kai išeina, jie sako, trūko pripažinimo, trūko gero žodžio. Ir aš esu ne kartą sakius, jog galbūt jūsų atlyginimai neturi ir negali būti ten dideli arba didesni kaip rinkos vidurkiai. Bet jau santykį sukurti, jeigu jūs parinko tinkamus vadovus į poziciją, jūs tą tikrai galite padaryti. Tai aš visada rekomenduoju ugdyti tą gebėjimą įvertinti žmonės, ugdyti gebėjimą padėkoti. Nes tyrimai rodo, jog mažiausiai dėkingumo mes sulaukiame darbe. O kai pagalvoji darbe, būtent mes ir pasiekėm daugiausiai dalykų, tai dėkingumo tikrai turėtų būti daugiau. Ir šiaip irgi statistika sako, kad mes nemokam dėkoti, mes savo nemokam padėkoti. Ir aš labai gerai atsimenu Eugenijaus Laurinaičio mintį, kuris sakė, kol mes neišmoksim pagirti savęs, tol negebėsim pagirti kito. Tai vat reikia ugdyti tą gebėjimą, patapšnoti savo per petį, pasakyti, ką aš gerai padariau ir tuo pačiu vadovams reikia mokėti vertinti savo žmonės. Aš čia nešneku tik apie teigiamus dalykus, tikrai ne, turim ir formuluoti ir kalbėti apie tai, kas yra ne taip ir kaip tobulinti, čia yra kitas sritis, vadovai kartais to nemėgsta, tempia gumą, nes nemalonu, nes išeis čia kolega, nu ir žiūrėk, mūsų organizacija lieka ten, kur liko, jinai netobulėja, nes mes kažkaip vengiam išsakyti tai, ką galvojam. Tai mes turim visada labai aiškiai suformuluoti, ką gerai daro mūsų kolega ir kur reikia gerinti situaciją. Ir komunikacija. Irgi, kiek įsitraukimo tyrimo bedaryčiau, aš jums pasakysiu, komunikacijos labai dažnai būna nerasta arba jos stipriai trūksta. Pavyzdžiui, organizacijos darbuotojai apie pokyčius sužino iš žiniasklaidos. Įsivaizduokit, jūs atsidarot verslo žinių kokį straipsnį šiandien ir matot įmonės restruktūrizaciją. Ir jūs tą sužinojot iš straipsnio. Nu, nelabai tinkamas variantas. Tai čia yra tokie radikalūs pavyzdžiai, bet yra daug pavyzdžių, kai sužinom iš naujienlaiškių, sužinom apie kažkokius pokyčius virtuviai, nors turėtume tą sužinoti iš vadovų arba kažkokiais oficialiais kanalais, kaip naujienlaiškiai, susirinkimai ir taip toliau. Tai jeigu vadovai gebės kelti tikslus, jeigu gebės tik grįžtamą ryšį ir jeigu komunikuos, bendraus, nes vadovai taip dažnai man sako, Jevgenija, čia nereikia šito žmonėms žinoti. Nu, aš abejoju, aš manau, kad mes visi norime žinoti,
nes tai sukuria paprasčiausią saugumo jausmą. Tai vėlgi, kai mes suprantame žmonių motyvus, kodėl jiems tos informacijos reikia, tai įsijungia kitokie mechanizmai ir suvokimas, nes, taip, mes visi norime žinoti, kas ir kaip vyksta. Ir tą puikiai, pavyzdžiui, parodė COVID-inė situacija. Tos organizacijos, kurios tylėjo, tai irgi nieko gero nelaimėjo. Tos, kurios komunikavo, buvo atviros, kurių komunikacija ir elgesys atitiko vienas kitą, tos tikrai išlošė ilgalaikėje perspektyvoje. Tai dabar bepigu pasakyti vadovui, daryk šituos dalykus, kai vadovas nežino kaip. Ir aš manau, kad jeigu mane čia klausosi HR žmonės, tai mes turim mokėti vadovams suteikti įrankius. Visi įrankiai, kurie gimsta personalo valdyme, jie ne šiaip savo gimsta. Jie gimsta tam, kad jie pagelbėtų vadovavimo kelyje. Tai aš tiesiog nusprendžiau šiandien parinkti keletą įrankių pavyzdžių, kuriuos galite labai aiškiai pamatyti, kaip jie atspindi tuos 3 dalykus, kuriuos aš paminėjau. Tai pirmiausia, kai mes kalbame apie tai, kad reikia kelti smart tikslus. Tai pradėkim nuo to, kada? Tada, kai atėjo naujokas. Tai mes tikrai žinom, onboardingas yra viena iš silpnesnių vietų organizacijose, su atrankom dar susitvarkom, bet paskui labai daug prarandam žmonių arba jie ilgai įsivažiuoja dėl onboardingo trūkumo. Ir ką mes turim padaryti, tai labai aiškiai iškelti savo darbuotojams tikslus ir ką jie turi išmokti per ateinančius 3 mėnesius. Dėl to aš vadovams, kaip pavyzdžiui, dirbau personalo vadovė, dabar klientams, rekomenduoju turėti bandomojo laikotarpio vertinimo formą. Tai įpareigoja vadovą pirmom savaitėm atsisėsti su savo darbuotoju ir iškelti jam tikslus, o ne kad būtų ten po 3 mėnesių, atsiprašau, nepraeini bandomojo. O ir pasirodo, kad darbuotojas fokusavosi visai kitos sritis, negu vadovas galvojo, kad jis turi fokusuotis. Tai bandomojo laikotarpio vertinimo forma, vienas momentas išsikėlėm tikslus, antras, iš karto turim grįžtamojo ryšio dalį, nes formoje mes paskui turim įvertinti darbuotoją ir paaiškinti, kaip jiems sekėsi tų tikslų siekti. Aišku, nesakau, kad vadovas turi susitikti su darbuotoju 1 savaitę ir paskutinę. 3 mėnesių eigoje turi irgi vykti procesas, bet jau mes turime formą, kurią remintis vadovas bent žino kryptį, kuris link turi judėti. Ir tų tikslų tikrai nereikia vadovam kelti savo darbuotojams daug. Nereikia 10 tikslų. Mes sakom, kad 2, 3, 4 tikslai yra ok, nes darbuotojas tada aiškiai žino, ko jis turi siekti ir nesimėto. Tai dabar čia su naujokais, bet šiaip mes turime esamus komandos narius. Ir su esamais komandos nariais aš jums tokią rekomendaciją duočiau, mes turim dirbti ties išlaikymu. Išlaikyti savo žmonės yra reikalų, bet keisti savo žmonės yra dar daugiau reikalų. Tai kiek investuosim į žmonės, tai tiek mums jie ir norės likti. Tai čia yra veiklos vertinimo pokalbiai. Tai mano galva veiklos vertinimo pokalbiai buvo sukurti todėl, kad vadovai retai kalbėdavosi su savo darbuotojais. Tai man labai dažnai irgi sako klientai, tai mes pasikalbam. Tai apie ką pasikalba? Apie einamosius darbus. Excelį užpildė, klientui paskambino, bet mums reikia gebėti šiek tiek atsitraukti ir pasižiūrėti tokioje perspektyvoje, o kaip sekasi. Kaip sekasi darbuotojui, kaip sekasi organizacijai, kokie yra darbuotojų lūkesčiai, kaip jis pats save vertina. Tai veiklos vertinimo pokalbis bent kartą metuose, nors aš manau, kad tai yra per retai, aš tai rekomenduočiau turėti kas ketvirtį arba bent jau kas pusę metų, yra ta galimybė, kai darbuotojas ir vadovas susėda ir padaro tokią retrospektyvą, kas praėjo, kaip prabėgo tas pusmetis ir kokie yra lūkesčiai artėjančiam laikui. Ir patikėkit, vadovai sužino tiek informacijos, apie kurią net nebuvo pagalvoję. Bet vėlgi, aš turiu pavyzdžių, kai vadovė, pavyzdžiui, laukia veiklos vertinimo pokalbio, kad pasakytų savo darbuotojai, kad jis negerai dirba. Ir paskui, kai buvo atšaukti tie pokalbiai dėl tam tikrų įmonės niuansų, sako, kaip gaila, dabar dar pusę metų reikės laukti. Tai taip neveikia procesai. Mes turim kalbėti visą laiką, bet padaryti tokius taškus ant i, apibendrint, tikrai mums verta pasitelkti veiklos vertinimo pokalbius. Ir aš čia jau ir paminėjau šitą dalyką apie tą tęstinumą ir reguliarumą. Tai kada mes galim atsisėsti ir taip ramiai suteikti grįžtamą ryšį. Tai yra one-on-one susitikimai. Arba kitaip sakant, 1 ant 1. Kai darbuotojas su vadovu, tarkim, kartą per 2 savaitės turi valandos laiką, kai susėda ir apsitarė, ties ko darbuotojas dirba, kas yra sunkiausia, kas yra lengviausia,
kokie yra lūkesčiai ir taip toliau. Tai vat padaro tokį sprintinį aptarimą, o veiklos vertinimas toks maratoninis, jau galima sakyti. Ir vat one-on-one susitikimai, jie vėlgi pareigoja vadovą. Ir jeigu jūs to neturite, tai labai rekomenduočiau organizaciniai kultūrai tą įsidiegti, kad taip vadovas turi turėti tą reguliarumą. Manęs kartais klausia, Evgenija, ką daryti, jeigu 40 ar 50 darbuotojų. Aš suprantu, tai yra sudėtingiau, bet tada tie pokalbiai gali būti trumpesni, arba tie pokalbiai galbūt kartais net gali būti grupėmis. Aš kai dirbau personalo ir administracijos vadovė, man priklausė keletas skyrių. Ir aš jausdavau, kada reikia individualių, o kada man užtenka susitikti su skyrium. Ir apjungdavau į vieną. Ir irgi tas veikdavo. Bet mano pagrindinė užduotis buvo duoti dėmesio, personalizuoto dėmesio. Ne tada, kai mes open space visi šnekam, klekam ir taip toliau, bet kai skyrius, pavyzdžiui, susėda su manimi ir gali apsitarti, kaip jiems sekasi. Tai vat 1-ant-1 susitikimai yra tikrai verti to. Dabar dar kartais girdžiu vadovų sakant, oi, tai čia tiek daug kalbėti su tai žmonėmis. Tai aš visada primenu, darbas su žmonėmis tai nėra papildoma funkcija, tai yra pagrindinė funkcija. Tai vat tą reikia labai aiškiai suvokti, jog ne Excelio pildymas yra vadovo prioritetiniam sąraše, bet jo žmonės. Nes yra geras palyginimas, vadovas yra dirigentas kai kuriuose organizacijose ir kai kitose organizacijose galbūt yra labiau džiazo atstovas, bet tikrai nėra smuikininkas arba ten pianistas. Jisai turi vadovauti orkestrui. Tai vat labai tą svarbu suvokti, jog šiaip negroji kažkokiu instrumentu, bet dėka tavęs groja visas orkestras. Ir vat tada reikia mažiau slėptis už tai techninių darbų, bet dirbti daugiau su žmonėmis. Ir komunikacija. Tai vat kaip padaryti, kad tas vadovas komunikuotum, tai aš manau, vienas iš puikiausių būdų yra susirinkimai. Kartais man sako, oi, susirinkimai taip nuobodu, neproduktyvu. Jeigu jūs jų neorganizuoja tinkamai, tai tikrai taip. Bet gerai suorganizuotas susirinkimas su aiškiu tikslu, kai žmonės ateina pasiruošę, turi labai daug vertės. Ir va tada jūs turite gaires, ką jūs darot per susirinkimą. Ar sprendžiat klausimus, ar informuojat komandą, kaip jai sekasi. Ir pažiūrėkit, tai nėra įrankiai, nieko kainuojantis. Tiesiog reikia įsivesti ir tą taikyti. Kas čia yra dar labai svarbu, tai reikia suprasti, jog kai mes kalbame apie vadovavimą, tai nėra vieno vadovavimo stiliaus, kuris būtų teisingas. Nu, vat kaip aš turiu vadovauti. Tai taip, kaip mes turim didelę įvairovę komandoje, tai taip mes ir vadovauti turime gebėti skirtingai. Tai čia situacinis vadovavimas man patinka tuo, kad jis kalba apie 4 stilius ir vadovas turi gebėti jais visais varijuoti. Kaip jie susidaro? Tai mes turime nurodomąją elgseną ir turim palaikomąją elgseną. Tai nurodomoji elgsena, kai mes aiškiai pasakom tikslus, ką, kaip, kada daryti, o palaikomoji, kai mes klausiam, kaip jauties, kaip sekasi, traukiam į sprendimų priėmimus, labai daug aiškinam įvairiausių dalykų. Tai dabar, jeigu kalbėti apie kiekvieną stilių, tai pirmiausia yra direktyvusis stilius. Direktyvusis stilius yra, kai vadovai labai daug nurodo, parodo, bet yra labai mažai palaikomosios elgsenos. Kažkiek jos yra, bet nedaug. Bet šiaip iš esmės vadovo uždavinys nurodyti kryptį. Kada tinka? Tai mes tinkamą vadovavimo stilių pasirenkam pagal darbuotojo brandos lygį. Kas yra tas brandos lygis? Brandos lygis susideda iš kompetencijos ir motyvacijos. Tai jeigu pas jūs komandai yra darbuotojai, kurie yra žemos kompetencijos, nu žodžiu, nežino kaip daryti, bet labai aukštos motyvacijos, vat akys dega, žiba, tiki, kad gali padaryti, tai turi būti direktyvusis. Tai dažniausiai yra mūsų naujokai arba darbuotojai, kurie gavo naują projektą, tai jie nori, bet jie nežino kaip. Tai mums nereikia ten jų visą laiką klausinėti, kaip tu traukti sprendimų priėmimus, juos reikia tiesiog apmokyti, kad jie žinotų, kaip pasiekti tam tikrus savo tikslus. Tada mes turime antrąjį stilių, įtikinantįjį. Tai įtikinantysis yra daug nurodomosios, vadinasi vėlgi ir tikslai, ir grįžtamasis ryšys, ir paaiškinimas, ir labai daug palaikomosios. Palaikomoji, tai vat mes jau atliekam tą tokį patarėjo, šiek tiek psichologo vaidmenį, kai mes traukiam į sprendimus, labai daug aiškinam savo sprendimų logiką, skatinam darbuotoją, kada jis mums tinka. Tai kai yra žema svyruojanti kompetencija ir žema motyvacija. Aš tai vadinu tokius darbuotojus duobėjai. Ir kada jie atsiduria toj duobėjai, jeigu
mes neatlikom tam tikrų uždavinių atėjus naujam darbuotojui. Tai va tai, ką aš minėjau prie direktyvaus stiliaus, tai va atėjo naujas darbuotojas ir mes pasakėm plauk kaip mokė. 100 metų, kaip tu čia įsivesi į darbus ir taip toliau. Tai jo kompetencija nepadidėjo, nes jis nežino, kaip padidinti ją, o motyvacija smarkiai sumažėjo, nes neatlikom tam tikrų namų darbų, nepasiruošėm naujoko įvedimui ir tada mes turime tą darbuotoją traukti iš duobės. O kaip traukti? Tai duoti visus savo resursus. Tai tada turim ir nurodyti, ir palaikyti. Dabar mes turim trečiąjį stilių – palaikantysis. Tai palaikančiajam yra mažai nurodomosios elgsenos, bet daug palaikomosios. Tai reiškia, jog darbuotojai būna, kuriems reikalingas palaikantysis stilius, jie turi vidutinę arba aukštą kompetenciją, tai šiaip jie yra savo srities žinovai. Vat kur būna, ateini dirbti ir matai, vis sėdi buhalterį, 10 metų toj pačioj organizacijai, puikiai žino, kaip kas vyksta, bet motyvacija tokia pasvyruojanti. Jau šitie darbuotojai taip, jiems nuobodoka, gal jie kažkokių pokyčių nori, gal jie šiek tiek ant laurų užmiega ir taip toliau. Tai va tada, kas atsitinka, mums nebereikia jų mokyti. Jie patys gali puikiai kitus mokyti, nebereikia jiems kelti tikslų, jie patys puikiai išsikelia tikslus ir žino, ko jie siekia. Šiek tiek reikia, bet neperdozuot. Bet ko reikia? Reikia traukti procesus, reikia duoti įdomesnių iššūkių, reikia duoti galbūt pamentoriauti kitiem, reikia klausti jų nuomonės. Vat aš kai dirbdavau personalo skyriuose, vat atsimenu skambinį kokiam kolegai, kuris yra tam brandos lygiai, kur viską žino, bet tokia motyvacija svyruojanti ir sakai, žiūrėk, noriu su tavim pasitarti kaip su kolega, o jau nušvito, nes jau prašau patarimo, jau parodau, kad jis yra svarbus. Tai vat, tada mes turime iš esmės būti kaip konsultantai pagelbėjant tam darbuotojui, paskatinant jį atrasti kažkokias naujas sritis ir įtraukiant į procesus. Tai va čia yra palaikantysis. Ir tada yra ketvirtas, tai yra deleguojantysis. Tai deleguojantysis yra, kai mūsų darbuotojai turi aukštą kompetenciją ir aukštą motyvaciją. Tai ir motyvuotas, ir žino, kaip ir ką daryti. Ir tada mes turim gebėti deleguoti, o nestovėti ten už nugaros ir klausti, ar jau padarėjai, nes tikrai motyvacijos nuo to darbuotojų nedaugėja ir nedidėja. Tai aš sakyčiau, tai yra svajonė vadovų, turėti būtent tą ketvirtą lygį, bet ties to reikia dirbti. Jie per vieną dieną neužsiaugina, mes turim juos auginti ir tada mes galim deleguoti, tai šiek tiek nurodomosios, šiek tiek palaikomosios, bet kartais vadovai sako, aš žinau, kad tu geriausiai žinai, kaip kažką padaryti. Ir aš visiškai perduodu į tavo rankas. Ir va čia yra tada, kai mes žinom, kad galim deleguoti. Ir kodėl aš kalbu apie šitos 4 stilius? Nes nemažai vedu su Unlock Test komanda mokymų, kur mes testuojam vadovus ir tada jau atkeliaujam į mokymus. Ir ką dažnai matau, kad vadovai negeba varijuoti tais stiliais arba taiko vieną. Įsivaizduokit, visiems pagal vieną kurpalį direktyvusis stilius. Ir bus blogai, nes aukštos kompetencijos ir aukštos motyvacijos žmonės, pavyzdžiui, kurie norėtų deleguojančio, jie nesupras, ko tas vadovas man vis dar nurodinėja. Arba būna atveju, kai taiko palaikantį stilių naujokams. Tai naujokas dar net nežino, ką jam daryti, o jo jau klausia, kokia jo nuomonė ir traukia į sprendimus. Per anksti. Dar reikia duoti apšilti kojas. Dar kokią tendenciją matau, būna atveju, kai vadovai taiko daug įtikinančių. Atrodo, lyg neprašausi, ne? Ir nurodomosios yra, ir palaikomosios. Tai kai kam gali būti tokia perdėta priežiūra atrodyti, bet su įtikinančiuoju reikia suprasti, jog iš vadovų tai kainuoja labai daug resursų ir labai daug energijos. Ten, kur jie galėtų deleguoti, jie dar ir nurodo, ir palaiko, ir visa kita. Tai tada ir gaunasi, vadovas sako, aš nieko nespėju. Tai o kaip tu viską spėsi, jeigu tu pasirinki ne tą stilių, arba galbūt jau tau tenka pasirinkti įtikinantį stilių, nes pražiūrėjom tą pirmąjį etapą, ten, kur reikėjo direktyvaus. Tai aš tikiu, kad joks vadovas negali gimti su tokiom žiniom ir žinoti, kokį čia stilių taikyti. Tai apie tai ir labai dažnai ir kalbu, kad mes turim ugdyti, mes turim aiškinti, kaip visą tai atrodo, mes turim leisti pažinti. Ir dabar turėjau neseniai atvejį, labai reti tokie atvejai būna, kai sako, mes galvojam darbuotoją kelti vadovo poziciją, bet norim įsivertinti, o koks potencialas, ar tikrai jis žino, ką reikės daryti tam vaidmenį,
atlikom testą, pasižiūrėjom, kokie yra tie 4 stiliai, pasižiūrėjom, kurio jis taiko galbūt per daug, per mažai ir taip toliau. Ir tada ir tampa aiški kryptis, ką galima būtų gerinti ir tobulinti. Tai labai svarbu investuoti tą laiką, suvokiant, kaip dirbti su tais savo žmonėmis, nes, aišku, mes galim varijuoti tais 4 stiliais, bet dar reikia mokėti pasirinkti tinkamą stilių tinkamai situacijoje ir gebėti persijungti. Tai kuo didesnė jūsų komandos įvairovė, tuo reikės gebėti tais stiliais varijuoti. Tai jau girdit, 2 niuansai. Vienas dalykas komandos pažinimas pagal asmenybę, komunikaciją, antras jau pagal brandą, kompetenciją, motivaciją. Tai kiek niuansų atsiranda, kad ta komanda būtų stipri. Tai reikia to nepamiršti. Apie suvokimą, jog darbe negali būti viena apie darbą. Aš mėgstu sakyti, jog jūsų komanda nėra jūsų šeima. Jau kai organizacija man sako, mes esam kaip šeima, mes nekeičiam šeimos, kas ten 3 metus, šeimos neatleidi dėl to, kad kažkas nepavyko. Tai mes galim būti bendruomenė, mes galim būti komanda, būtent komanda, galim būti grupė. Tai klausimas, jūs norit būti grupė žmonių, važiuojančių kartu troleibuse kažkur ir paskui išlipančių skirtingose vietose, ir jūs norit būti komanda. Tai komandai reikia tam tikrų minkštųjų dalykų ir aš čia parinkau keletą momentų, nes neėmiau jokių prabangių dalykų, ten sveikatos draudimas ir taip toliau, dėl to, kad tikrai ne visos organizacijos gali leisti tą savo, bet yra labai daug niuansų, kai mes tikrai galim stiprinti komandiškumą. Tai pirmiausia per tradicijas. Jeigu kas žino Maslow piramidę, tai Maslow piramidės viena iš dalių sako, tas priklausimo jausmas. Tai kad aš priklausau, kad aš noriu pasakyti, aš dirbu, tarkim, mokymo projekte laisvakėdė.lt. Aišku, aš jį pati ir sukūriau, tai aš ir noriu, bet jeigu, tarkim, turėčiau pavaldžių žmonių, tai tradicijų kūrimas. Pradedant gimtadieniais, tą labai daug kas turi organizacijose, įmonių gimtadienis, ne tik tais darbuotojų gimtadienis, kaip mes sveikinam komandos narį, būna atveju, kai pamirštam, tai reikėtų nepamiršti, galbūt tai gali būti kažkokia mini dovana, galbūt organizacija gali dovanoti dovaną, tai aš tą labai sveikinu beje, dėl to, kad mes nuėmam tą naštą nuo darbuotojų pečių, kad jie dar turi mestis. Ir tos dovanas neturi būti kosminio biudžetų, 20-30 eurų ir jau žiūrėk, smagu, nes žmogus gavo dėmesio. Smulkios dovanos. Tai galbūt šiandien jūs nutarsit, kad nupirksit kuponą kur nors į degalinę kavai, kuris kainuoja gal ten eurą ir netikėtai išsiųsit darbuotojams. Patikėkit, su žmonės tą įvertins, nes tai bus netikėta, tai bus taigmena ir atrodo, kas tas euras. Jeigu padėtumėt kolegai eurą ant stalo, sakytų, kažkas ne taip. Bet jeigu netikėtai, tai malonu, dėl to, kad suteikėt dėmesį. Dabar gali būti maišeliai kartais irgi. Žinokit, tokie dalykai džiugina žmonės, kad jūs net negalvojat, bet pagalvokit, kas nudžiugintų jūs. Nes sakoma, smulkios dovanėlės stiprina draugystę, tai čia apie tai. Bendri pietus. Turėkit tradiciją išeiti bendrų pietų. Galbūt kažkokią vietą naują patyrinėti. Galbūt nusimatyti ne valandos pietus, bet 2 valandų. Ten, kur galima neformalioje aplinkoje pabendrauti. Be bendrų pietų galbūt tai gali būti bendri pusryčiai. Kaip pavyzdžiui, organizacija bum ir užsako netikėtai kruasanus. Arba galbūt yra tradicija, kad kiekvieną penktadienį ryte vis kažką ragaujam, skanaujam. Čia vienas organizacijos renkasi tuos sveikesnius įpročius, kitos gal labiau smaližiauja, nesvarbu. Pasižiūrėt, kad tai būtų svarbu jūsų organizacijai. Vėlgi, kartais man sako, mes valstybinė įstaiga, mes negalim leisti bendrų pietų. Galit? Taip, turės darbuotojai susimokėti, bet taip kaip darbuotojas eina pats kažkur pietauti, taip jis gali turėti tradiciją kartu eiti pietų su jumis į kažkokią įdomesnę vietą. Galbūt gali būti tradicija kartą per mėnesį eiti žaisti boulingo. Mes vienoje organizacijoje turėjom tradiciją eiti žaisti protmušio. Tiesiog reikia užvesti ant kelio ir pasižiūrėti, kas veikia jums. Ir aš visada sakau, šiek tiek reikia to išorinio kraujo, pavyzdžiui, svečių organizacijų. Pagalvokit, gal galit kažką pasikviesti online arba gyvai. Aš aišku visada esu už gyvą kontaktą, nes vis tiek jis gyvas. Jau online, tai gali ir atsijungti, ir paskambinti, ir kažką gyvo kontakto metu esi čia ir dabar.
Tai gali būti svečiai, ką aš turiu omeny, kas tik norit. Gali būti lektoriai, gali būti kažkokie pašnekovai, gali būti žmonės, kurie apiplaukė aplink pasaulį, apėjo aplink pasaulį, milijonus variantų. Bet mes turim praskaidrinti tą tradicinį kasdieninį gyvenimą tam tikrais dalykais. Ačiū Jevgenija ir sveikinu visus, kurie pažiūrėjote šį video iki pat pabaigos. Atsidėkodami mums, galite paspausti patinka mygtuką video apačioje ir palikti komentarą ir pasidalinti, kokius būdus komandiškumui stiprinti naudojate jūs. Na ir kaip minėjau anksčiau, šio video aprašyme jūsų laukia nuoroda. Spauskite ją ir sužinokite, kaip darbo saugos specialistai ir personalo vadovai sutaupo marias laiko, kurį verčiau gali skirti savo darbuotojams. Ir jei norite matyti daugiau tokių video, spauskite prenumeruoti mygtuką ir apsilankykite mūsų YouTube kanale, kur jums jau dabar priruošta daugiau nei 80 panašių video edukacijų. Dėkoju už dėmesį ir iki pasimatymo.